Sveiki, Rūlis valdo. Noriu prisistatyti, aš esu Rolandas Tonkus, parduotuvės prie Sendvario, kaip ir savininkas, ir pardavėjas, ir konsultantas, viskas viename. Žodžiu. Bet visų pirma, aš esu žvejys ir kas seka mane Facebook'e ar TikTok'e yra, manau, susipažinę. Na, o dabar bandysim keltis po truputį į YouTube platformą. Ir planuoju rytoj žvejoti, bet norisi šlakių, bet pasižiūrėjus į orą, į vandens lygį, greičiausiai rytoj darysim pirmą šių metų lydekų žvejybą. Ir nein sugalvoti, kur pažvejoti. Daug kur ir neįmanoma prieiti, o kai kur netgi dar ledas yra. Tai va, ir tam reikalui pasiėmiau, atsinešiau dėžalę savo masalų. Čia ir mano mėgstamiausia dėžalė. Į ją įeina vestinai, bildukai. Noriu dabar atskirti jau bilduko ir daug spalvų, kad galima būtų netgi tokią į atskirą dėžalę susidėti. Tai va, ką mes jau čia turim. Apžuvintą žemaitį. Kelių galvakablių dydžio. Tai va, kas turim sekančią spalvą. Vokietė. Irgi jau apžuvins. Ir labai nebuvo. O, šitai va. Po vieną niekam nerekomenduoju turėti gaminuką, nes gali baisiai blogai baigtis. Ir gerai, ką mes pasiimkim mūsų naują serbentą. Tu einu iš karto ir užsimausiu kabliuką. Ai, va čia yra. Kur žvejosim, greičiausiai bus nedidelis gylis. Tai va, lengvi ir galvakabliai. Viens lengvesnis, viens sunkesnis. Taip, čia bus mėlynasis tigriukas. Mėlynasis tigriukas ir irgi žiauriai geras dalykas, bet jo mes dar nesam pasileidę į masinę gamybą. Tik tais 10 centimetrų. Bet manau, kol tas video pasirodys, jau bus jau ir 12 same. Taip, kur čia kablių. Ką čia dar pasiimti? O, raudongalvė. Taip, raudongalvė. Kabliuką naudoju 9.0. Pats tas, galiu pasakyti. Reikėtų atsinešti. Čia irgi mūsų dar tokie prototipai, va, jeigu ką galite pasižiūrėti. Nežinom dar, likimas nenuspręstas jų. Apie masinę gamybą. Taip, tu jau.
Naudoju va 8 gramai, čia 6 gramai. Rekomenduoju visiems susimauti ir nekaitaliuoti. Galvakol, kad guma išliktų ilgiau tinkanti žvejybai. Taip, ką mes dar? Desertas, braškė ir Ukraina. Šis va mūsų ir pavadinimas braškė. Visi pavadinkit arbūzu. Mes nenorim. Arbūzo ir pilna, o braškis skanios lietuviškos saldžios nėra. Šitas guminukas galite užsisakyti pas mus parduotuvėje prie senvario.lt arba Klaipėda. Tilžės 45. Tai va. Dabar Ukraina. Net nežinom patys, kur važiuoti žvejoti, jeigu atvirai. Viskas ištvieni pas mus, išplaukia. Jeigu leistų žvejoti, tai nelydeko, važiuotumėm žvejoti. O šlakių. Visai, žiūrėk, ir mažą dėžalį. Vieną vietą planuojam, kur ir daug mažų lydekučių, dėl to noriu sutalpinti viską į vieną dėžutę. Į mažą kuprinikį, nes iki žvejybinės vietos ir didelis kelio galas, kol daeiti. Kad nesitampyti papildomą svorio, noris viską į vieną dėžalę susidėti ir žvejoti. Labai kibus šiaip jie man pasiteisina masalai. Tai va, man dėžalį tokį ir. Taip, nors čia gal biškį kompaktiškiau. Na, sugalvosiu. Po 2 guminukus. Čia va vokietis jau ir apkandžiots vis. Op. Čpok. 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 Nu, apie kitus masalus papasakos gal kitą kartą. O dabar eisim miegoti ir susitiksim po kelių sekundžių. Iki malonaus. Važiavom pažvejoti, vadinasi. Pavasarinis potvynis. Bandžiau bristi. Dabridau kokį 20-30 metrų ant gilyn. Tai... eit reiko. Gulbis plaukiam. Kas nežinot, ten pievas yra. Ten ne vandens telkinys, ten yra tiesiog užlietos pievos. O čia va šitai ir kelias. Nepavyko mums pasiekti šitos žvejybinės vietos, bet nieko. Turim dar vieną variantą. Iš kitos vietos bandysim įsileisti. Jo. Nemuno žemupio gražumai. Na ką va, pravažiuoja mūsų minija. Čia kur šlakius turėtumėm dabar šiuo metu gaudyti, nebent pievose. Nu tai va, tokie reikaliukai. Dabar ką tik susisiekėm su draugu, pasakė kitą nusileidimo vietą, kas mums belieka.
Žiūrėsim, bet ten būtų geras. Būtume pravažiavę, daleiskim, Vandokylą ir tu gali kukuot grįždams, nepravažiuot, mes turim tokį čipukas toksai, pravažiuoti. Daug kur pravažiuojam su juo, bet jau ir ten nerizikavom. Tai va, gaila tik tais laiko kažkiek tai, kad sugaišim. Vis tiek daugiau vakarinė. Tai va, būtent, dabar daugiau kavos arbatos turim, sumuštinių turim. Gal netgi iki pat vakaro žvejosim. Vis tiek, kadangi tas laiks toks ir x valandą, kada išmuš. Tikėkimės, kad mes ten būsim per x valandą. Kažką radom. Žvejyba bus čia. Žvakelis. Jeigu atsimenat, prieš kelis metus kažkur tenais nuskendo žmonės ant ledo. Tai vat, žmonės sakyti atėjo, žvakelis artimieji paliko. O mes čia šitai va radom vietą, radom ir žvejų, ir reiškia teisingai atvažiavom. Beliek tik tais žvejoti ir mėgautis, ką mes sėkmingai, manau, ir darysim. Oras geras. Čia toks jausmas, kad atvažiavom pavasarį pirmą žvejybą daryti, o ne praktiškai uždaryti lydekų sezoną. Dabar šiandien yra sausio 18, kas čia beliko savaitė 2 ir visos mūsų lydekų žvejybos baigsis. Kaip matėt, upės mūsų tikrai neįsileidžia ir belieka tokie vat visokie kanaliukai ar kiti vandens telkiniai. Tai va, žodžiu, einam krautis daiktus ir pradėsim tą žvejybą pagaliau. Nu ką, pradedam savo žvejybą. Čia daug dėžalė. Leistinu. Kaip dar galvojam pavelkiauti. Pradžiai apsižiūrėti. Naują vietą, manau, dėsiu šitą. Dėsim kreivą tageris, o jeigu reiks mėtyti šitą, dar vakar pasėmiau šitą. Gerai sugaudė vakar. Morkų sakė. Naujų vobleračių valkiau. Žodžiu, dar kažkas jau dėžiai. Turim visko. Reikia tik žvejyti. Nelabai aš jau besuprantu. Čia pavasaris. Žąsis parskrenda sausį. Mėta didelis. Ką, velkam po truputį. Ieškom. Ieškom vietų. Jo, karosas ten. Pravilkom kažkiek tai. Nieką nepagavom, dedu. Šį kartą jau bilduką. Nu, bet jau atplaukiam į, manau, teisingas vietas. Valčius ten vieną stovėjo, mėtė. Ten priekį kitą. Nu, kaip ir sakau, nežinom telkinį. Reikia pagauti vietą, laiką, ant ko. Tam ir yra žvejybos įdomumas, kad žvejoti ir mėgautis. Mes tai darom. Bet žąsis pradeda skristi. Tas pasaulis eina iš proto. Visai. Nebent suprasti, kas kaip. Nu, tikiuosi, kad gausim tą bam per nagus. Tikėkimės, kad ir nemažo lydžio. Dirbam toliau.
Pirma šiųmetinė žuvė. Vildukas. Vildukėlis. Nu, pasirodyk. Žiūrėk, bus visai padori. Oi, tu sa. Nekyla. Žiūrėk, net nekyla. Gal graipštą? A, ne, nedidelė. Atsiprašau. Bet... Yeah. Ir galiu pasakyti, Jebrūnė, šis žuveliuks užkėbo Gerkliai. nevelkiaujant, mėtant. O, žiūrėk, kaip ir sakiau, vos. Žiūrėk, aik tau, iš viso, cakt ir paleid. Tai va. Žiūrėk, keselį įsipainė. Kas? Šitai. Nedidelis. Bet Malonu. Pirmas. Viskas gerai. Taip, reikia. Kas reikia? Su medium. Sutvarkyti. Neina nufotkinti. Ai, vargu vakarienė. Nufotkinti. Ja. Čia TikTokui, Facebookui, čia YouTube'ui. Siurbelė ant ekraną. Tai va. Verta, žinokit, žvejoti, mėgautis, gauti bankę tokią. Ir šis žuveliuks keliauja numi, tai va. Pens. Reik. Šiemet vesim tokią notas. Ką čia reikia? Kansą. Reikia naują, nepadaryti. Taip. O, siurbelį. Ant ekrano. Lydeka. Lydeka. Arpas. Vienas. Tam. Tikiuosi, kad sezono pabaigos bus su 2 nuliais. Tai va, liuks. Tai ką, sezonas. Nežinau, kaip čia pavadinti. Nauji metai turbūt atidaryti. Sezonas dar lydekų nesibaigė. Dar 2 savaitės kažkur tai. Ir pirmą savo šių metų žuvę pagavau ant bilduko. Labai smagi guma. Draugas kosėja. Nori irgi žuvį pagauti. Turi tokį dalyką. Mano rankose dabar jo kastinginė rytė svivlo nemetanti barzdų. Irgi puikiai rytė. Ir spinningas Bestin V2 nuo 12 iki 38. Tai vat nesenai įsigijo, nori pagauti žuvelę, apžuvinti. Ir, nu kągi, kiek mes čia turim laiko? Apie 20:12. Na, tikėkimės, kad ne paskutinį. Gal pavyks ir žvejyba su metru, pusantru. Kai bus, tai bus. Bet YouTube'ai laidą jau pamatysite. Jau net nebežinom, kur čia mes įplaukėm. Visas. Teninys. Pakilęs, aš nežinau kiek. Visi kanalai apsemti. Dar atvažiavus pirmą kartą, tai iš vis įdomiai.
Tai dėl to dažniausiai ir velkiaujam, kad atrasti kažkokias vietas. Bet lydeks užkipo mėtant. Ir gerai segė. Atrodo, čia kaip praplaukia visur galbūt. Jis irgi pučia. Sunku vairuoti. Motorgaidų štai valtį nėra, tai 2 laipsnių vandenį. Aš abejoju, kad norėčiau inkarą rankas kišti. Tai tada, jeigu sustoja mėtyti, Andreifą. Kur paneš, kaip kas. Na, bet pagauti žuvį. Tvaris pirmą kartą prie tokių vandenų, sausio 18. Nėra blogai. Šiaip dar ir laiko daug turim. Manau, kad gali būti, kad jos prieš temsant gali sukilti. Tik reikia žinoti, kur čia būti, nes čia tai ir čia vaja žveigt visur. Kur pažvelgsi? Visur. Stabdau. Susipiniuosiu. Mėtysim ar velkam? Nežinau, dabar galvoju, ką čia kur daryti, ar atgal plaukti. Kaip ir ten dar, matai, tokie yra tiesioji. Ten pasivelkam. Nes čia tau vairuoti bus sunkiai. Pakol kas daugiau nekim noriu parodyti, kad suprastumėt, kiek vanduo pakėlis yra. Ten medis. Ten irgi pusė medžio. Sunku net suprasti, kur yra riba kranto. Atvažiavus pirmą kartą čia iš vis įdomiai. Džiaugiuosi pakol kas vieną pagavęs, jau pusė pirmas. Dar turim kokias geras 3 valandas, manau. Gal 2. Gal dar sukils babulincijos. Sveiki, vaikai. Rulis valdo. Nedidelį. Daldos. Erkliai. Pagavo. Rulis valdo. Va, bet kaip ištrauk dabar vaiką. Prisivėjo prie valties. Įplaukėm. Šitai lydekutis. Atėjo. Kiek dvėjau? Ką tau? Mes visas paleidžiam. Mėlyna nugara.
mes tik, Vieną raudon galvio, kitą su mėlyna nugara. tik įplaukėm iš karto. Bet čia važiuot mokėt reikės, iš kur esat? Klaipėdos. Aš iš Klaipėdos, o jūs neklaidėk šilutės. Atvažiuoti mano portalą. Mes jau žinai, tam su Škoda baldu. Nu kada telinis, Man su Škoda kūro norėjau stumti pjoti. a tu tur esi. Ne mūsų, baig. Aš norėjau ją stumti pjoti. Kūro užstatė. Ja. Čia tavo žuvis, tavo žuvis. Jo. Jo. Tu tai geri biškį užkask stipriau. Ne, aš sakau, kad užkask biškį stipriau, kai geri. Ai, jau bukelis jau laukia. Laukia. Rulis valdo vėl. Tretį. Vėl toks su ruliu valdo. O gal graibšt netgi, gal nežinau. Nu neblog. Nu bet. O, kiek. Oba. Čia šita ir graži žuvela. Matai spalva. Raudongalis. Gerkliai, fluorokarbon pavadėlis. Maluma. Einu fotink mane. O, apkibus. O. Gal nenukask man, kaip preit fotki nukandai. Nu ką, turėjom. O, hodai, raupulį. Pilna, va. Pilna apkibus. Siurbėlėm. Replikis. Tu čia gal pamosim. Jeigu kraujuosimės, tai bus. O, dėkui. Per gerai, draugą. O, bet lavo šitą. Bildukėlis. Damputis. Legalas, gražus. Gerą, ai, pirm šiandien vilkiaujant. Dvi pagavau mėtant, o šitą kebą vilkiaujant. Nu ką. Rulis valdo. Draugs tyliai būna. Dar nei vienos. Tai va, žvejyba baigta. Pagautas mano 3 lydekos. 2 šito pilduko raudongalvio. Ir 1 pilduko žemaičio. Lydekos neaktyvios. Apkibusios siurbėlėm. Bet pavyko kažką tai iškrapštyti. Gal manau, pilduko basalų. Dėžutė. Desertas, lokytis.
naujas testavimas bus. Serpentas irgi. Kaip ir neblogai sausio 19. Reikia džiaugtis, kad bent kim kažkas lydekos apkigus siurbilė. Kiti mačiau pagavo, kiti nepagavo, visai gavos šiandieną. Ruošinės link namų. Ir nežinau, gal rytoj dar išlėksim kur nors, bet žiūrėsim kaip orai. Žvejyba jau visiškai baigta. Važiuoju namo. Tai va, tokia reziumė, neaktyvios žuvės, pagauti manoma. O jeigu tu pažiūrėjai tą video iki galo, paspausk kampelį, like, paspausk subscribe ir tikėkimės kartu toliau žvejosim ir mėgausimės. Bus laidų, manau, daugiau ir ačiū, kad žiūrėjote iki galo.